Sveiki prisijungę į antrąją kurso pamoką, kurioje kalbėsiu apie sielų keliones. Bet prieš pradedant tiesiog dar noriu trumpai apžvelgti pirmos pamokos medžiagą, kur mes susipažinom, kurioje atsakiau į 3 klausimus. Kas aš, kur aš ir dėl ko aš čia. Tai kaip ir kalbėjau jau pirmoje pamokoje, mes darome prielaidą, kad tai yra tiesa, nes vis tiek, kad suvokti platesnį žemės paveikslą, aš turiu įsileisti į savo tikrovę kažką, ko galbūt anksčiau netikėjau, ar nežinojau, ar nemaniau, bet tiesiog, kad suprasti visą mechaniką, kaip viskas veikia, aš darau prielaidą, kad aš esu siela, kuri gyvena kūne, kurią sukūrė besąlyginis protas, arba kūrėjas, arba dievas, kuris patiria viską kartu su manimi. Ir taip kaip kūrėjas kuria begalinėme lygmenyje, taip ir aš, kaip žmogus, aš kuriu baigtinėme lygmenyje. Reiškia, ir Dievas, ir aš esame tokie patys kūrėjai, tik tais mūsų kūrybos galimybės labai skiriasi laipsniu. Taigi, pradedame apie sielų keliones. Tai kai siela nusprendžia pradėti savo mokymosi ciklą planetoje Žemė, jinai turi praeiti absoliučiai visas gyvybės stadijas, pradedant nuo augmenijos, toliau keliaujant per gyvūniją ir tik tais tada pradeda kelionę žmoguje. Reiškia, siela atėjusi į Žemę, jinai turi iš pradžių praeiti visus augalus. Reiškia, augalas nuo pačio mažiausio augaliuko, koks tik tais įmanomas, reiškia, siela įsikūnija į kažkokį tai mažą, tarkim, augalėlį, kol tas augalėlis išauga, numiršta, tos ląstelės augalo vėl išsiskaido, vėl patenka į žemę, ten išauga kitas augalas ir tokiu būdu ta siela, kuri atėjo į žemę, jinai turi praeiti absoliučiai visas augalų stadijas, pabūti visomis gilėmis, pabūti visais krūmais, pabūti visais medžiais. Reiškia, siela turi išbūti visose tose patirtise, sukaupti įvairiausias patirtis – augalų, krūmų, gėlių, medžių. Ir tik tais tada, kada jau siela praeis visus augalus, visą augmeniją, tada ji pradeda kelionę gyvūnijoje, reiškia, gyvūnų pasaulyje. Ir kada siela ateina į gyvūnų pasaulį, jinai lygiai taip pat turi praeiti visus gyvūnus, pradedant nuo mažiausių bakterijų, mikrobų, bacilų ir taip toliau. Ir keičiant patirtis, kaupiant patirtis, vėl ta pati siela keliauja iš mažesnio gyvūnų į didesnį, kol galiausiai praeina visus gyvūnus, absoliučiai visus gyvūnus. Ir kada jau siela sukaupus tokią didžiulę patirtį visos augmenijos ir gyvūnijos, kad reinkarnuotųsi į žmogų tokią sielą, jinai turi patirti žmogiškus jausmus. Reiškia, tai yra gyvūnai, kurie gyvena su žmonėmis. Tie gyvūnai, kurie gyvena su žmonėmis, jie patiria žmogiškus jausmus. Nes gyvūnai gyvenantys gamtoje, pas jos pagrindė yra tiesiog išlikimo instinktais vadovaujasi ir jie tų žmogiškų jausmų praktiškai nepatiria. Bet gyvūnai, kurie gyvena tarp žmonių, karvės, arkliai, šunys, katės, tokie gyvūnai, jie gauna patirti žmogiškus jausmus, emocijas. Ir tokiu būdu siela įgauna naują patirtį jausmų. Ir tokia siela, gyvūnė gyvenanti, kada jau jinai patiria žmogiškus jausmus, ji yra pasiruošusi reinkarnuotis į žmogų. Bet kada siela iš gyvūno patenka į žmogų, tai yra žmogaus lygmenį, tai yra jauna siela. Ir jai bus būdingos tokios, gan žemiškos patirtys. Tai reprodukcija, maistas, būti bendrystėje, kažkokioje tai gaujoje, ir stogas virš galvos. Tai yra tokie pagrindiniai žemiški poreikiai, kurių reikalauja jaunos sielos. Jiems nereikia ten kažkokių tai didelių kosmosų, jie tiesiog atėjo į gyvenimą, jie tiesiog pradeda gyvenimą žmogaus kūne ir kaups pradžioje tokias gan paprastas, primityves patirtis.
Apie pačios sielos žmoguje raidą ir brandą aš kalbėsiu dar vienoje pamokoje, bet šiek tiek vėliau. Dabar tik tais noriu supažindinti su pačios sielos evoliucija, kaip jinai keliauja per šitas visas dimensijas. Taigi, siela, kada jau jinai pradeda kaupti žmogaus patirtis, jinai turi pabūti įvairiuose žmonėse. Ir vyrų, ir moterų, ir turtingų, ir vargšų, ir kažkokiu tai galbūt didelių valdininkų, ar prezidentų, ar sportininkų, ar dainininkų, muzikantų, šokėjų, dažytojų, stalium ir taip toliau. Reiškia, siela vėl pradeda kaupti labai daug įvairiausių patirčių. Įvairiose žemės vietose, įvairiose rasėse, įvairiose religijose. Žodžiu, siela pradeda kaupti patirtis žmogaus kūne. Kiek tų gyvenimų siela praeina, čia to negaliu pasakyti, čia turbūt, jūs iš tikrųjų patys galėtumėt pasitikrinti ir savo praeitus gyvenimus, jeigu toks yra smalsumas ir noras. Šiai dienai Lietuvoje labai daug yra regresinės hipnozės specialistų, kurie jūs galėtų nuvesti į praeitus gyvenimus. Žinoma, aš to nerekomenduoju, nes iš tikrųjų eiti kuistis praeituose gyvenimuose gali būti šiek tiek iššūkis, nes ten galima pamatyti dalykų, kurių galbūt kaip siela kažką tai skriaudė arba žalojo, kokia jinai buvo. Galbūt to ne visiems būtų malonu. Geriausia, kai tai atsitinka natūraliu būdu, per sapnus arba per kažkokias tai dvasinės praktikas, kada žmogus pamato, kas jisai buvo praeituose savo gyvenimuose, negu tai daryti per kažkokią tai regresinę hipnozę. Bet kokiu atveju, tie praeiti gyvenimai jie yra, apie tai yra daugybė literatūros ir straipsnių ir patirčių, kur žmonės realiai prisimena savo praeitus gyvenimus ir pasakoja, kas jie buvo, kaip jie gyveno, ką jie patyrė, kaip jie mirė. Bet įdomioji dalis yra tai, kas atsitinka, kada siela palieka šitą kūną ir jinai atsiduria tokioj kaip tarpiniai stoteliai, kaip sanatorijoje, kur jinai turi pailsėti po visų žemiškų patirčių, nes gyventi žemėje yra pakankamai didelis iššūkis sielai, nes jinai čia patiria labai daug streso per visus jausmus, situacijas. Čia toksai yra gan didelis išbandymas sielai. Todėl po kiekvienos reinkarnacijos, po mirties, siela jinai atsiduria tokiam kaip ir roje, tokiam laikinam, kur gali jinai susikurti įvairiausias savo gyvenimo dekoracijas, turėti daug draugų iš tos pačios žemės, planetos, kur jinai tiesiog mėgaujasi gyvenimu. Mėgaujasi paprastumu, viskas ten labai greitai manifestuojasi, nes fizinės materijos tenais nėra, tenais viskas yra tokiam astraliniam lygmenį. Ir po tam tikro laiko, kada jau siela reabilituojasi po visų žemiškų patirčių, pas ją ateina tos sielos prižiūrėtojai, vyresnieji ir nusiveda tą sielą į tokią kaip komisiją, kurioje yra apžvelgiamas visas jos praeitas gyvenimas. Tam jis taip išsiskleidžia kaip 3D modelis ir tenais galima matyti absoliučiai visas patirtis, ką ta siela per gyvenimą patyrė. Ir tenais yra matomos visos situacijos su visais žmonėmis, kaip ta siela bendravo, komunikavo, kokias patirtis vieni kitam sukūrė. Ir įdomus momentas yra tas, kad per šitą apžvalgą siela gali patirti tai, ką patyrė kita siela komunikuodama su ja. Reiškiasi, aš po mirties, stovėdamas toje akistatoje, matysiu visas situacijas su visais žmonėmis, kokias pamokas aš praėjau ir kokias situacijas aš sukūriau ir kokį džiaugsmą arba skausmą sukėliau kitiems žmonėms, kitoms sieloms. Ir kada aš gaunu tokią patirtį, gaunu tokią galimybę patirti tai, ką patyrė kita siela, būdama kartu su manimi, pavyzdžiui, jeigu aš sukėliau tai sielai skausmo, ir už tai neprisimėjau atsakomybės, man visa šita situacija duoda patirti tai, ką patyrė kita siela, bendraudama su manimi. Reiškia, aš galiu patirti tą skausmą, kurį sukėliau kitam žmogui, kitai sielai, būdamas dar gyvas kaip žmogus. Ir jeigu mano gyvenimas buvo gan žiaurus, tarkim, jeigu aš skaudinau kažką labai tai stipriai,
aš gaunu patirti tą skausmą tiesiog va toje akistatoje, ką patyrė ta kita siela, kitas žmogus bendraudamas su manimi. Ir tada siela sako, kad, nu, bet aš nežinojau, kad tau buvo taip skaudu būti tame. O komisija, kuri prižiūri visą šitą apklausą, tokią, pavadinkim apklausą, tada komisija sako, bet žiūrėk, dabar va tu žinai, kaip jautėsi ta siela, kai tu vienaip arba kitaip su ją elgeisi. Ir kaip mes dabar taip galėtumėm išspręsti. Na ir tada siela sako, tai galbūt mes galėtumėm susikeisti vietomis. Dabar aš būsiu tas, kurį skriaudžia, o tu būk tas skriaudėjas. Ir tokiu būdu sielos susitarė vėl grįžti į žemę, susikeisti vietomis. Jeigu mama buvo, tai tada bus tėtis, jeigu tėtis, tai mama arba dukra ir vaikas. Na, žodžiu, susikeisti gali kas kaip nori. Bet esmė yra ta, kad taip užsisuka karminis ratas. Reiškia, taip atsiranda karminės skolos. Sansaros ratas vadinamas. Ir vėl tada, kada siela grįžta į žemę, jinai vėl susiduria su tais pačiais žmonėmis, tik tais kitokiose galbūt aplinkybėse, kitokiose situacijose, kitokiose dekoracijose. Ir vėl eina tas pats karminis ratas, nes aš dabar gaunu patirti tai, ką patyrė kitas. Tai užduotis yra susitvarkyti gyvenimą taip, kad po mirties, kada eisime į tą akistatą ir žiūrėsime visą tą savo praeitą gyvenimą, kad ten nebūtų tai komisijai prie ko prisikabinti. Reiškia, aš turiu susitvarkyti gyvenimą taip, kad išeičiau iš jo be jokių skolų. Ir kada aš išeinu iš šio gyvenimo be skolų, tada aš po mirties galiu rinktis žymiai platesnį spektrą galimybių, kur aš eisiu, ką aš veiksiu, kuo aš būsiu, kada vėl reinkarnuosiuosi. Ar aš norėsiu reinkarnuotis į žemę, ar aš norėsiu reinkarnuotis į kažkokias kitas dimensijas, kitas tikrovės, kitus pasaulius. Taigi tuo ir norėsiu užbaigti antrą pamoką. Lauksiu jūsų komentarų po šio video, kaip jūs matote save, kaip jūs manote, kokioje jūs sielos brandoje šiuo metu esate. Ir susitiksime sekančioje pamokoje. Iki.